Sveiki gerbėmieji, šiandieną pakalbėsime apie marketingą, o jis yra labai įdomus. Štai matome 6 šachmatų lentas. Pėstininkų už $5, arklys už 20, rykis už 60, bokštas už 100, karalienė už 350 ir karalius už 1000. Ir čia taip pat yra referalinė programa. Dabar pakalbam apie tai, lentoje stovi kiekvienas ratukas viršuje raudonos spalvos, tai stovite jūs. Du po jumis tie tamsesni ratukai, jie rodo, kad neneša jokių referalinių jums, jeigu jie čia atsistos žmonės, jie eina, pinigai eina tik tai sponsoriui arba jo žmogui stovinčiam virš jūsų. Ir taip referalinius neša mums tie mėlyni ratukai. Ir matome, kad sumos už pėstininką 2, už arklį 6, už rykį 18, po $18, už bokštą po 38, už karalienę po 70 vietą, už karalių po 300. Ir taip, tik tai su sąlyga, jeigu žmogus perka vietą už savo pinigus, bet nenukrenta pagal marketingą. Ir taip, apatiniai ratukai, pirmoji pėstininkų lentoj atneša $14. Jeigu jūs būsite nupirkę jau vietą pirmiau į arklio lentoj viršutinę savo vietą užsiėmę, tai jūs tuos pinigus galėsite įsivesti. Jeigu nebūsit nusipirkę, tai šitie pinigai pereina jums ir nuperka vietą arklio lentoje. Ir taip veikia visose lentose, ta pati taisyklė. Ir toliau, jeigu arklio šitie 4 žmonės atneša jau po daugiau, reiškia po $10,5 4 vietos, gaunasi $42 ir juos galite įsivesti, jeigu turite jau vietą dramblio šito rykio lentoj nusipirkę. Ir kas čia labai įdomu, kad mes gauname dar ne tik išvedimai pinigų arba kaupėsi jie, kad nusipirkti sekančią lentoj vietą, bet gaunam ir 4 klonus į ankstesnę lentą. Labai puiku, užsidaro vietos kažkam iš mūsų partnerių, pas mus vėl ateina partneriai į arklio lentą ir mes vėl užsidengiam ir vėl gaunam pinigus ir vėl atgal klonus. Ir taip čia visur veikia ta pati taisyklė. Kiekvienoj lentoj. Rykio lentoj mes gaunam $112 ir plus 4 klonus į ankstesnę lentą. Ir vėl kažką uždengia ir vėl pas mus ateina mūsų partneriai. Ir taip labai puikiai eina kitos lentos. Ir štai bokštas atneša $280, klonus atneša karalienė, tai yra 672 ir į ankstesnę po 4 klonus gaunam. O dabar sustokim biškį prie karaliaus, nes karalius atneša 3 vietos po 300, karaliaus vieta atneša kiekviena po $300 įsivedimai, 900 reiškia, ir 3 vietas gauname į ankstesnę matricą karalienės, plus 3 vietas, ir 4 karaliaus vieta mums duoda reinvestą vėl į šitą pačią karaliaus lentą. Ir taip tos vietos vis atgal duodami klonai, kurie vėl mums uždengia ir vėl naujas vietas duoda, žmonės uždengia mūsų partnerius ir mums vėl ateina pas mus partneriai, duoda labai įdomų judėjimą, greitą judėjimą, ir galvoju, kad šita strategija duos gerą rezultatą. Ir duoda judėjimą iš kairės, iš dešinės judėjimas susidaro ir man atrodo, kad tikrai gerą rezultatą atneš. Ir tuo baigiu
Dėkuoju už mano kanalo prenumeratą, linkiu Jums geros sveikatos, ramybės, taikos, finansinės kloties, būkite palaiminti. Su Jumis buvo Anta.